Tai sveiki, ačiū, kad mane pakvietėt. Tai šiandien kalbėsim, nors ir apie testavimą, čia yra susirinkimas, ne konferencija. Aš jums kalbėsiu apie saugumo tokį aspektą, nes tarsi žmonės labai dažnai kompanijose palieka saugumą kažkam, arba kokiai išoriniai kompanijai, arba ten, tarkim, komandai, kuri užsiima ten security'ais, kokie 3 žmonės visoje kompanijoje. Ir tarkim, sako, nu va, tai gerai, jūs padarykite ir mums nesvarbu. Tai va, tai dabar čia mintis tokia, kad ką jūs galite kaip testuotojai, jeigu iš čia dauguma testuotojų, tai ką jūs galite pasidaryti tiesiog savo darbe, ką jūs tiesiog, va, tai brauzinat savo kažkokią tai savo produktą, ką jūs galite padaryti, kad užvalintumėt vieną kitą tokį įdomesnį bugą, o ne vien tik tai, kad kažkur į konkę ten netokia ar ten per 2 pikselius nelygiuoja linija. Tai čia kalbėsime apie sesijas ir kaip jas menedžinti reikėtų arba kaip nereikėtų. Tai trumpai apie mane, tai aš kažkada irgi buvau testuotojas, tai aš jūs suprantu. Tada aš perėjau į security sritį ar lauką, kaip jūs čia galite pavadinti. Ir dabar aš dirbu tokiai kompanijai The Bridge ir ten jiem padedu developeriam parašyti saugų kodą, jiem skaitau visokius trainingus ir failinu visokius bugus, kaip pavyksta. Tai va. Gerai, tai čia tiek maždaug. Va. Apie čia, ką aš kalbėsiu, tai čia vadinasi passive scans. Mintis tokia, kad jūs niekaip aktyviai serverio ten nepuolat, serverio ten logose niekaip nešvies, kad jūs ten kažkaip atakuojat serverį. Toks kaip ir galėtų būti momentas, kad jūs tą patį galite padaryti ant viešai prieinamus puslapį, bet kur internete. Tai, bet geriau, nedarykit, arba jeigu darot, tai praneškit paskui, jeigu randat būdą. Tai va. Tai kitaip tariant, tiesiog čia yra tokie dalykai, ką mes galime pamatyti tiesiog žiūrėdami, jie vadinasi non-intrusive, ten nešviečia jokiuose firewall'uose. Ir tiesiog čia darant requestus iš serverį į klientą ir atvirkščiai, kas matosi tokio neįprasto arba iškrenta iš konteksto ir kur galėtų būti blogas. Tai va, daugiau yra tokių skanų iš tikrųjų, čia tik tai tas sesijų managementas, čia yra tik tai vienas iš tų aspektų. Tai dabar, aš manau, kad visi suprantat, kaip daromos sesijos, bet tai aš čia tik trumpai apžvelgsiu pačią pradžią. Tai tiesiog, tai yra autentikacijos pradžia, ne autorizacijos, autorizacija kitas momentas. Tai dabar autentikacija, tai tiesiog labai dar 3 stepus iš esmės, tai kaip ir jūs įrodote, kas jūs esat. Kažkas jūs patikrina, kad jūs iš tikrųjų tas esat, kas turėtumėt būti, ir tada jūs gaunate kažkokį tai dalyką, su kuriuo einate tolyn, žinodami, tada jau jūsų serveris atskiria, kad iš tikrųjų jūs ir esate tas, kas pradžiai turėjote būti. Tai čia toks palyginimas su atėjimu kaip į kokį banką arba į kokią nors vietą, kurioje jūs reikia leidimo, tai ateina duoda savo pasą tarsi, apsauginis pasižiūri savo ten sąrašą, ar jūs galite įeiti į tą pastatą ir duoda jums kortelę, ant kurios parašyta guest. Tai kažkas tokio vyksta iš esmės ir backend'e ant serverio pusės, jūs turite logino screeną, logino formą kažkokią, ten tada, kai jūs suvedate ten nežinau, ar matosi, bet vis tiek username'as passwordas iš esmės, tada backend'e daromas kažkoks selectas dažniausiai į lentelę, čia aš parašiau users, bet tarsi gali būti bet kas, iš esmės tai user greičiausiai. Ir ten kažkoks tai sakinys, kodėl tas sakinys blogas, čia būtų kito trainingo tema. Bet vis tiek mintis tokia, selectas į lentelę, tikrinama username'as egzistuoja su tokiu passwordu. Ir jeigu atsakymas yra ok, tai tada gaunam kažkokią tai session ID cookie, su kuriuo vartotojas ir keliauja. Tai čia taip postuose atrodytų maždaug taip, darom kažkaip postą, gaunam atsakymą 302 ir tada jau vartotojas daro vėl vietą į kažkokią tai, tarkim, my account page, ar ten kažkokią tai, nežinau, dashboard, ar ten whatever. Koks ten gali būti, tai ir jau su to cookiu. Šito vietoj galėčiau aš paklausti, ar visi žino, kaip atrodo HTTP request ir kodėl mums reikia cookio apskritai iš esmės, idėjiškai. Tai čia gal aš nedarysiu apklausos, bet tiesiog, kad, aš tikiuosi žinot, kad HTTP requestai kiekvienas yra asinchroniniai, kitaip tariant, kad vienas nuo kito nieko nesiskiria iš serverio pusės. Kad nieko serveris nežino apie prieš tai buvusį requestą. Tai aš galiu paleisti, vienu metu galiu brausinti aš, gali brausinti mano kolega šalia ir iš serverio pusės niekaip jam nesiskirs, kad čia iš tikrųjų atėjo
kad aš padariau requestą, Čysat padarė requestą ir kiekvienas iš jų, arba aš 2 padariau requestus, tai iš serijos pusės kiekvienas tą requestą aptarnauja kaip originalų ir ką tik atėjusi. Tai dėl to reikia kažkokį turėti identifikatorių, kad mus atskirtų, kad čia aš įsiloginau, o ne, pavyzdžiui, mano kolega sėdintis šalia. Tai dėl to ir yra sugalvoti session cookie. Jūs ten galite pavadinti kaip norite, token, ID, koks nors ten session ID ar ten kažkaip panašiai, bet dažniausiai žmonės vadina kažkaip pati tą pusę, kad bent suprastų, apie ką kalba vyksta. Tai va, kokios gali būti bėdos šito klausimu su tam providinime kažkokia tai username ir password. Kartais linkai kitaip tariant, kartais autentikacija iš viso nėra enforcinama į tas vietas, išskyrus homepage. Tai tarkim, tas ypač labai yra, gal taip sakyčiau, paplitę į tokio kažkur subpage'uose, kažkokiuose tenais option page'uose, į kurios jūs turite direct linką, bet šiaip iš UI-aus, jeigu ateitumėte tiesiog į homepage, jūs ten nepatektumėte, bet jeigu turite direct linką, tai jums viskas matosi. Tas labai dažnai ypač yra ant statinių failų, kokių nors JPEG-ų, PDF-ų, dokų. Jeigu jūsų puslapis turi failų handlinimo sistemą, tai jūs pamėginkite ant to failo spausti, pasižiūrėti, kur yra jo linkas, įsipeistinti incognito modą ir pažiūrėti, ar jūs ten atsisiųsite tą failą. Tai daug šansų bus, kad atsisiųsit. Tai čia, aišku, reikia, nežinau, jūsų bizinė problema, ar tai yra ok, ar ne. Gal ten jie ir iš tikrųjų turbūt public failai, bet jeigu tai yra kokie nors vartotojams failai, tai greičiausiai, kad nelabai. Tai va, kažkokie subpage komponentai, ypač atkreipti dėmesį į iframe'us, iframe'ų contentas, iframe'us esantis, dažniausiai būna mintis tokia, kad nieks negalvoja, kad žmogus padarys tiesioginį requestą. Sakys, kas čia atspės, čia man nuo linko, man jis kilometrinis, tai kas čia man atspės. Bet, taip tarsi nelabai gerai, ypač žiūrint kokią ten informaciją, jeigu ten pas nelabai jautri, tarkim, tai jūs ten galite managinti. Tai čia dėl to yra tos 2 pusės. Viena iš jų yra technologinė pusė, kita bizinė pusė. Iš technologinės pusės jūs sako, kad oi, čia blogai, o biznis sako, čia, žinot, mums visai nesvarbu iš tikrųjų. Tai tarsi gali būti ir publikas. Tai kartais, čia atrodo jokinga, bet žinau, kad taip kartais irgi būna, tai pasižiūrit, kad kai jūs įsiloginat, tai jums tiesiog priapendina parametrų authenticated equals true. Tai jūs galvojat, geez, jeigu jau aš tiek pakankamai esu išprusęs, tai aš gal pats pasirašysiu tą authenticated equals true. Tai ir tiek ir užtenka. Tai va, tai čia irgi šiaip nepamirškit, kartais gali užtekti tiesiog prisirašyti. Čia toks mažas ekskursas, galite pasirašyti šiaip kažką kitą, pavyzdžiui, debug equals true. Tai čia dabar ne visai kai gal security bėda, bet jums šiaip iš testavimo pusės galite pasirašyti, nes jūs pamatytumėte greičiausiai kažkokius tai errorų daugiau ar kažką. Kai kurios sistemos tą palaiko ir developeriai ar ten sistemų administratoriai užmiršta šitą disablinti. Kartais padaro logino sistemą tokią komplikuotą, per daug stepų, bet ten tada labai lengva kažką pamesti, nes kuo daugiau kompleksiškumo, tai labai natūralu, kad kažkas kažką nedažiūrės. Ypač jeigu darė porą teamų, pavyzdžiui, tarkim, čia pavyzdys, tarkim, kaip įsivaizduokit banke, kad jūs turit kažką susivedat, username passwordą, tada yra kažkoks pinas ir tada ateinat į page'ą. Tai šitose vietose, kadangi einat per keletą stepų, tai reikia kiekvienam stepui iš tikrųjų validuoti, ar jis iš tikrųjų parėjot iš pirmo stepo. Tarkim, šitoje vietoje aš žinau username, nelabai žinau passwordą, bet pinas, tarkim, yra tik 4 skaitmenų. Tai gal, pavyzdžiui, aš galiu peršokti su username iš kartais 3 stage'ą, nusibrutforcint piną ir pereisiu į tą page'ą. Tai va tokių visokių momentų reikia pasižiūrėti. Jums ir kaip ir testuojant, iš esmės, reikia atkreipti dėmesį, kaip atrodo URL parametrai ir su kokiais cookies jūs ateinat. Tai va, dar kartais momentas būna, kaip autentikatorius pravaliduoja jums tai, kai jūs ten duodate logino formai. Tai yra aišku, kaip sužinoti, tarkim, kad jūs ten vartotojas yra kažkoks pasvardas, ar čia gerai ir blogai, jūs čia įvedat teisingą vartotoją ar teisingą pasvardą, ar blogą pasvardą tik tai. Tai galite žinoti validžius username'us, tarkim, iš kokio nors public profile, ar ten forumų, ar panašiai, bet tai čia tokie kaip ir
legalūs būdai, nieko čia tokio, visiems viskas aišku, jeigu formą jūs browsinat, yra kažkoks vartotojas, tai natūralu, kad jis ir įsiloginus su tokiu vardu. Bet jeigu jūs galvojat, pavyzdžiui, kokią nors, aš čia paėmė screenshotą iš Airbnb, tai, pavyzdžiui, pas juos, jiem beje sako, kad čia viskas gerai, jiems čia nesecurity bėda, tai jūs galite susižinoti vartotojus egzistuojančius pagal skirtingus errorus. Pavyzdžiui, nurašot, aš parašiau admin non-existing, man sako invalid email. Jeigu aš veščiau savo emailą ir savo, kažkokį tai random passwordą, man sakytų wrong password. Tai va šitą vietą jūs galėtumėte jau, tarkim, jeigu pas jūs yra kažkokia tai jautri sistema, jūs galėtumėte sakyti, kad va čia bagas. Aišku, jis nėra labai aukštos galvų kategorijos, bet vis tiek bagas. Lygiai tas pats, tiesa, čia dabar kaip turėtų būti, tai atsakymas yra, visi atsakymai turi būti vienodi iš serverio pusės, visiškai vienodi, pagal ilgį, pagal kodą, kad jeigu aš siunčiu 10 000 requestus su skirtingais usernamais, tai man turėtų niekaip nesiskirti tie, kurie egzistuoja ir tie, kurie neegzistuoja. Lygiai tas pats tinka ir per passwordo priminimą. Kartais sako, neegzistuoja toks emailas, o kartais atsakymas yra, išsiunčiau tavo activation tokeną ar kažką tokio. Tai va ten lygiai tas pats, visi atsakymai turėtų būti suveikia. Ir nesvarbu, ten yra tas emailas, nėra tas emailas, jokio skirtumo. Tas pats per registraciją. Registracijai sako, jūs ten viską užpildot ir vienintelė knopkė pačioje create new user kažką ir tada sako, ops, toks yra emailas. Tai lygiai taip pat jūs ten pakeičiate pasiimat tą requestą visą, tiesiog tą parametrą, kur yra emailas, ten įsidedat kažkokią tai markerį ir ten keičiat per 43 milijonus vartotojų ir tiesiog išsirenkat visus, kurie egzistuoja. Čia vėl aš paėmė pavyzdį 43 milijonai, nes aš turiu wordlistą 43 milijonų. Tai va. Kai visokie tokie lygai vyksta, ten LinkedIn lygas ar dar kažkoks, tai dabar jeigu jūs galvojat, kad jūsų emailas kažkur yra įvestas ir jis dabar nieks nesužinos, tai tie laikai jau baigėsi ir tai va dėl to ir yra tokių visokių temų, kad norėjau nusilyginti. Tai va, lygiai tas pats gali būti ir su passwordo nusibrutforcinimu, tai dabar čia aš ilgai neužtruksiu, bet mintis tokia, kad passwordus mes brutforcinim arba dictionary, arba tiesiog brutforce. Tai tarkim, jeigu jūs pamatėte čia savo passwordą, tai pasikeiskit, ar galite ir dabar, iš tikrųjų, arba geriausiai ištrinkit savo accountą out of shame. Bet mintis tokia, kad tarsi didžioji raidė, simbolis, du skaičiai ir vienas special characteris, tai jau atrodytų gan saugu ir 9 simboliai password, bet vis tiek šiaip jis yra top 10, top 1 iš tikrųjų passwordas pasaulyje. Tai mes jau dabar šiaip darom dictionary atakus, arba modifikuotus dictionary atakas, jau dabar tokiais prastais brutforcingais iš esmės neapsimoka tikrinti AAA, AAB, čia jau taip tie laikai baigėsi. Dabar galima per dictionary nesunkiai viską susirinkti. Kaip tą spręsti, tai čia labiau per nuo vartotojo priklauso, jums kaip testuotojams tiesiog reikia pažiūrėti, ar brutforcinant serveris jums priima ten 10 000 requestų, tiesiog spėliojant. Jūs turėtumėte lokinti, nelokint accountą, bet kažkokį tai duoti challenge. Pavyzdžiui, captcha kokį nors, ar ten išspręsti, nežinau, matematinę problemą, ten kiek yra su 2 imidžiais, kad negalėtumėt skriptinti, kokie ten skaičiai, ar kažką tokio. Koks 5 metų mėnuo, ar kažką tokio. Tai, kad jūs negalėtumėte subrutforcinti passwordų kažkokį egzistuojančią userį. Taip, tai čia dabar priėjom prie tos sesijos, kas ten dažniausiai nutinka blogai. Tai jeigu mes žinom vartotojo kažkokią session ID, tai mes iš esmės jau galim ir pasidaryti. Tai čia, tarkim, yra 2 requestai, vienas yra get į my account ateina kaip merui, yra kitas tokenas kažkoks ateina kaip robas. Tai jeigu robas žinotų merui į session cookie, tai iš esmės jisai tampa merui. Ir iš merui pusės jinai nieko nežino, kad antra sesija atsidarė. Tai iš jos pusės jinai nieko negali padaryti. Tai to mes pakalbėsim, kaip nutinka. Tai tie cookiai, tai dabar čia aš prigeneravau random, tiesiog, tai čia tarsi visai neblogas randomas, gal jis biškai per trumpas, aišku, bet tai čia demo versija. Tai bet kartais būna dar blogiau, kartais būna inkrementintai, kaip viršui, tai tarkim, čia skamba juokingai, bet žinokit, tai būna.
Įsilogina vienas useris, įsilogina kitas useris ir tiesiog dalina inkrementiškai. Tai įsilogina porą kartų ir pasižiūrit savo kokius, ar jie kažkaip skiriasi. Jeigu jūs testuojat su dar 3 kolegom, tai gal paaiškės, kad jūs esate koks nors penktas po to savo pirmo request'o, pirmo logino. Tai tiesiog pasižiūrėt keletą kartų, kaip ten keičiasi tie skaičiai, jeigu su skaičiais. Jeigu lygiai taip pat su skaičiais kartais gali būti ir unixinis timestampas, tai ten jau bus ne pagal inkrementiškai, bet vis tik sekundės. Tai gerai, jūs gausit skirtingai, bet vis tiek į tą sekundę nesunku pataikyti. Tarkim, jūs ten įsiloginat, susižinot savo numerį, palaukit 10 minučių, prasibėgat per 100 sekundės ir nesunkiai surasite egzistuojančias sesijas, ypač jeigu tai yra populiarus servisas. Tai čia tokie gal predictable weak session IDs. Tai aišku, reikėtų kažkokio randomo ir jums jį ten generuoja frameworkai. Tai bet kur dar tas gali būti session tokenas netyčia nubėgti, tai tarkim ant URL adreso. Čia lygiai taip pat turėčiau jūsų paklausti, kodėl čia yra blogai į URL, kodėl nieko negalima rašyti. Lygiai taip pat čia ne tik session tokeną negalima dėti, negalima dėti ir passwordą ir dar kitų, kokių nors jautresnių duomenų iš parametrų. Nes visą tai, ką jūs rašote į URL, finale vis tiek atsigula logose kažkur. Jeigu, tarkim, net jeigu jūsų kažkas ten klauso tinkle ir jūs naudojate SSL, tai nesvarbu, kad jūs turite SSL, bet URL'as, tai jis nėra šifruojamas. Contentas request yra šifruojamas. Tai dėl to šitas requestas su savo tuo session tokenu iš esmės nugula į visus logus aplinkui, į cachingus, kokius nors serverius, proxius ar dar kažkur. Tai jūs nežinote, kiek tarp jūsų ir to serverio galutinio yra hopų ir kas ten kur ką kešuoja. Tai dėl to tie visi parametrai iš esmės nuguls į logus, jeigu jūs naudosite čia. Tai va, dabar apie session hijacking, kaip tas atrodo, kaip tas nutinka. Tai dabar, tai įsivaizduokim, nutiko tokia bėda ir jūs pametėt savo, kažkas iš jūsų atėmė session tokeną šitą ir dabar kas nutinka, ką daryti. Tai kaip ta sesija, kaip preventins vartotojus nuo to, kad taip nutiko, kaip dabar jūs apsaugoti. Tai kad taip nebūtų, šiaip tiksliau, tai kartais būna, kad sesijos tiesiog netimautina. Serveris nesigilina į senas sesijas, tiesiog generuoja ir jas dalina va taip atvirai ir neskaičiuoja, kas buvo anksčiau. Tai sugeneravo vieną sesiją, sugeneravo antrą sesiją ir visiškai neima į galvą, jeigu aš grįšiu su savo sesija, kuri buvo sugeneruota praeitą savaitę. Tai čia, nes turi kažkokį savo tai randomo ten kažkokio algoritmo, kurį validuoja, ar tai yra normalus tokenas. Ir jeigu jis tik įgauna, tai ir praleidžia, nesvarbu, kad jis buvo sugeneruotas, tarkim, vakar, užvakar ar kažką. Tai šituo atveju, jeigu jūs vartotojas praranda savo session tokeną, tai šiandien viskas. Vienintelis dalykas, ką jis gali padaryti, tai yra ištrinti accountą. Nes išsipaginimas neveikia, passwordo pasikeitimas neveikia, tai viskas, iš esmės nieko daugiau negalima daryti. Tai va, dar būna, kad sesijos tiesiog sudestroinamas, kai atsidarom logout. Šitas klasikinis testuotojų būdas, spaudžiat logout, spaudžiat back ir jeigu veikia viskas, tai blogai. Tai kartais taip irgi nutinka, bet labai dažnai jums reikėtų pasitikrinti. Šiaip šitas tai gan dažnas atvejis iš tikrųjų, aš paskui parodysiu gale. Tai tarkim, jūsų sesijos taimautina, kas valandą, pavyzdžiui, jums ten kas 2 valandas ar ten kažkaip, arba ten kaip 15 minučių ar nesvarbu, bet tarkim jūs išsilogautinat ir iš naujo įsiloginat ir dabar jums abu tokenai galioja, nes pirmasis jums galioja valandą, o antrą jūs ką tik gavot. Tai va tas pirmasis tokenas turi būti nuvaliduotas ant serverio, bet dažniausiai taip nėra, nes serveris neseka, kokias turi sesijas vartotojas. Čia labai dažna klaida. Tai aš nežinau, kur jūs kokias kompanijas dirbat, bet pasitikrinkit rytoj, gali ką buvo užvaidinti. Tai kartais dar nutinka taip, kad sesijos nėra pergeneruojamos, kai iš naujo persiloginam. Tarkim, sugeneruojam cookie, jis galioja valandą, aš išsiloginau 5 minučių ir vėl įsiloginam dar 5 minučių. Išgaunam tą patį cookie. Nes serveris pagalvoja, aha, gerai, Vilius jau buvo įsiloginęs, aš duosiu jam tą patį cookie, nes jis galioja valandą laiko. Tai tarsi nėra, kaip čia pasakyti, super didelė bėda, nes vis tiek jis galioja ten kažkaip sekamas prie serverio pusės.
Bet jeigu, tarkim, aš jį pamesiu per tą valandą laiko, jis vis tiek kažkoks žmogus, ten kažkoks atakuotojas turi valandą laiko, tai savo atakai vykti. Dabar ką daryti? Ką jums parašyti į Google reporto apačią how to fix. Tai nenaudokit, aišku, incrementintų kažkokių skaičių, tai čia tai labai blogai. Nenaudokite laiko, veist jokių būdų, ten jokiais sekundėm, milisekundėm ar dar kažkaip, nes čia tiesiog jums tas neapsimokės niekaip, nes anksčiau ar vėliau susidūrysite kažkokį tai limitą, net jeigu labai jau ten milisekundėm skaičiuosit. Prasibėgti per kokių milijoną verčių yra labai lengva, nieks rankom nebėgioja, galim skriptą paleisti ir tą jam padarys per, nežinau, porą minučių, gal ir šių, priklausomai nuo to, kaip greit reikia tas bėgioja. Tai va, aišku, tik tai cookies perdavinėkite sesijos idus, dar būna žmonės deda į headerius, turbūt žinot basic authenticationą su savo headeriu base64, tai ten deda, bet čia dažniausiai jau būna headeriuose dedam, kai tarkim yra bendravimas kažkaip API servisu. Tai va, dar suminimizuoti sesijos tokio exposure, tai uždėkit tai normalų timeoutą. Ten, nežinau, čia labiau šiaip toks slidus klausimas, tarkim, kokio jūsų yra produktas jautrumo. Jeigu tai yra e-shopas, tai galbūt pusę valandos. Jeigu tai yra bankinė sistema, tai galbūt ten kokią 10 minučių. Nu, maždaug pažiūrėkit, kaip daro koks nors Svedo ar kažkaip bankininkystė. Jums pasiūlo, ar jūs norite tęsti. Tai kas ten vyksta, kaip man atrodo. Tai jeigu jūs norite tęsti, tai jums tiesiog pratęsia tokiamą gyvavimą dar kokiam 10 minučių ar tam 5. Koks nors Amazonas, tarkim, kaip daro, tai jūs palieka įlogintą, jums vis dar tas galioja, arba ne tik Amazonas, bet tiesiog čia kaip pavyzdį paėmiau, jums reikia kažką jautraus padaryti, tarkim, jau mokėti už savo prekes, jums sako, o dabar iš naujo įlogink. Tai jūs tarsi palaiko kaip user, jūs ten žino, jūsų ten bendras kažkokius settingus, bet kai jums reikia kažką iš tikrųjų daryti, tokio daugiau kaip pinigus išleisti, tai jums sako, dabar persilogink iš naujo, jūs savo pasvaldą ir tada mes pažiūrėsime, tu iš tikrųjų esi normalus vartotojas. Tai va, tai aišku, čia reikėtų destroyinti sesiją. Čia irgi toks sudėsnis klausimas, ar jūs galite palaikyti vienu metu 2 concurrent userius, ant to pačios, tiksliau, 2 concurrent sesijas ant to pačio userio. Ar aš galiu įsiloginti ant kompo A ir ant kompo B su to pačiu useriu. Kaip tada sesijas elgiasi? Čia galite įsivaizduoti maždaug savo ant telefoną esantį Facebook appsą ir ant webo esantį Facebook appsą. Jums tik vieną kartą įsiloginsit kažkur ten, jums sakys, kad device kažkoks nežinomas, ką dabar darom. Tai va, gausit kas nors alertus ar panašiai. Tai va. Ant kokių reikėtų flagų, žinot, turbūt toksai yra Chrome extensionas edit cookie, tai ten, jeigu nežinot, tai susižinosite turbūt. Iš tikrųjų, nesvarbu, kokius turėsite extensioną, tiesiog tas yra pirmas sąraše, kai parašote edit cookie extension. Tai ten tiesiog labai patogu pasižiūrėti, kokie yra flagai ant kokių, tai reikėtų turėti SSL flagą būtinai ir HTML flagą irgi būtinai. Šitos galima pamatyti iš kliento pusės, session state timeoutą kažkokį, tai čia aišku reikėtų uždėti ant web configo, čia jau vartotojai nesimato, bet vartotojas tai gali pasižiūrėti per kažkokius tai savo testus, tokius, kaip palaukti, paliekat web page atvirą, išeinat namo, 4 ryte ateinat į darbas, pažiūrėt F5, jeigu veikia, greičiausiai blogai. Tai jeigu turėtų neveikti, paveikia, tai blogai. Tai kodėl HTTP-only, kokio flago reikia, tai čia atskira tema, kad jūs galėtų prieiti prie šito kokio tik tai HTTP requestai, o ne, pavyzdžiui, JavaScriptas. Jeigu jums jo nėra, o jums programuotojai sako, o pas mus reikia būtinai prieiti, tai jūs sakot, pasidarykite taip, kad nebūtų galima prieiti. Nes šito flago nebuvimas tada atidaro daugiau atidaro durų, kur potencialiai kitur galima nulyginti. Tada kitų vietų reikia labiau žiūrėti kitose vietose ir būti labiau aware kitose vietose, kad ten nenusilygintų jums sesija. Tai šiaip aš niekur jūsų daugiau neklausiau, čia iš tikrųjų, tai aš čia pasakysiu, gal turi čia klausimą.
Galite klausti, aš jums atsakysiu, greičiausiai. Tikiuosi bent jau. Žinau, kad lietuviai labai sunkiai klausia. Prašau. Aš galiu pakartoti klausimus. Labadiena. Sveiki. Aš turėjau paklausti, nežinau, arba praleidau ten, kur sakė, kad negalima, kai kuri userį, kad išmestų, kad toks egzistuoja kažkaip. Tai kaip tai daryti? Čia mintis yra tokia, kad neišeitų automatizuoti. Kad anonimų registracijos kažkokią reikėtų pasidaryti challenge, esat matę, turbūt Captcha sprendžia, arba būna toksai Google Captcha, dabar ta tokia gudri yra, kur reikia uždėti varnelę I'm not a robot. Ir tada sako, išrink paveiksliukus, kuriuose kalnai pavaizduoti. Nu, maždaug toks. Tai ta prasme, ne tai, kad pranešimas blogas, kad neegzistuoja, bet kad nebūtų lengva. Jo, pranešimas galėtų būti, kad yra toks useris, nes, nu, kaip sužinoti, kad jūs esate, kad galime registruotis. Bet mintis tokia, kad neišeitų automatizuoti. Ar aš galiu pasileisti skriptą ir pasiūsti, ta prasme, nežinau, 1000 ar 10 000, ar kiek reikia tų requestų pasitikrinti, ar ten tokių vartotojų yra. Čia mintis tokia. Aišku, jūs galite pasižiūrėti, kad dabar saitas yra labai dažnai toksai labai handy, krūtas, fainas UI pagelbėjimas, kai jūs vedat savo e-mailą, iš karto daro postą į serverį ir tai yra, ir jūs iš karto gaunat žinutę, ar yra toksai vartotojas ar ne. Nu, pavyzdžiui, sudat e-mailą, spaudžiat tab, sako, aha, užimtas e-mailas. Net nereikėjo spausti register, jums jau iš karto sako. Tai jeigu jūs atsiverstumėt Developer Tools ir pasižiūrėtumėt requestą, tai ten iš tikrųjų jūs padaro postas, tu kokį nors JSON, is email valid, atsakymas no. Nu, ir tiesiog sako jums JavaScriptas, nu, ant serverio, ant klientų, kad sako, aha, false. Tai ant šito kolo dažniausiai nebūna jokių apsaugų. Ir čia toks juokingas momentas. Pridaro įdomių dalykų ant registravimo userio, bet ant tikrinimo, nu, va tokio e-mailo, tai ten dažniausiai tiesiog kolas paprastas. Jokių nėra apsaugų, jūs galite, va taip, veikti keliauti. Tai čia, tarkim, Facebookas ir Google'as tą turi. Tai, bet jiems sako, mums nesvarbu, nes koks skirtumas. Nes, tarkim, jeigu kažkas sužinos, kad aš turiu paštą vilius.pankauskas@gmail.com, tai gerai, tegu žino, bet yra daug kitų dar apsaugų po to, kad neįsilogintų kaip aš. Taip, gal dar kokia. Va, matau veikas. Sveiki, bet aš norėjau paklausti, ar sesijos nėra vakar diena, nes šiaip dabar visi naudoja OAuth 2 ypač, su ten self-descriptive ir panašiai. Tai labai gerai, jeigu jūs galite savo loginą outsourcinti Google'ui ir Facebook'ui ir LinkedIn'ui, tai gerai, ta prasme, perkeliat tiesiog savo atsakomybę jiem ir iš esmės juos trustinat ir tiek žinių. Tai galima, aišku. Tiesiog, matot, ne visi servisai taip daro, nes, nu, gal tarkim nenori pasitikėti, jeigu jūs ten savo dizainą kokį nors, nežinau, nu, vat, kaip kokią nors bankinę sistemą galų gale, tai jūs greičiausiai nenorėsit, kad Google trustintis. Savo generuoja? Nu, savo ir galima generuoti. Jo, per Vaultą, taip, per Vaultą galite. Tai aišku, natūralu. Ir jeigu galite naudoti frameworkus tokius, tai prašau, taip ir darykit, taip. 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 Tai taip, teisingai, ten galima per headerį viską perdavinėti, bet irgi pasitikrinkit savo settingus, nes, vat, aš dabar šiuo metu turiu produktą, kurį man reikia testuoti, ir ten vat, irgi yra OAuth naudoju antrą, bet ten, vat, tas atsimenas, prašau, kalbėjau apie tą nedestroinamą, kai išsilogautumą. Tai va ten tas yra. Tai tiesiog pasitikrinkit ir ten, nes taip irgi būna. Ten va teisingai išvengsit randomo ten klaidos, ten kokį nors ten sesijų timeoutinimo, ten daug to išvengsit. Bet reikia vis tiek praeiti, pasižiūrėti, kaip ten visi atrodo. Dar turite? Aš tik stengiuosi greit kalbėti, kad neužtrukčiau. Iš esmės, sesijai patikrinti, tai užtenka Chromo. Jeigu turit Fiddlerį, tai gerai. Jeigu turit kokį nors proxy, tai dar geriau. Proxy, tai tarkim, galite siūsti nemokamą OWASP Zap
aš galėsiu parašyti didelėm raidėm. Bet šiaip tai iš esmės Chrome užtenka. Tik truputį ten developer toolsus reikia tada, net ir gal user friendly keistis. Jeigu turite antrą toolsą, tarkim, kokį nors Fiddleris, jeigu ant Windows dirbat, tai tada labai paprasta. Tiesiog viską matot su savo requestus. Labai tinka. Su proxy kokį nors Wasp-o, Zap-o, tai labai gerai to, kad jūs galite palyginti du requestus gražiau, arba, pavyzdžiui, pakartoti requestą kažkaip, arba, tarkim, sugeneruoti ten, kas bus, jeigu aš pasiūsiu 1000 requestų, maždaug, tiesiog biškį daugiau pagalbos, kad nereikėtų pačiai rašyti skripto betoninio kokio nors rašyti. Tai aš galvoju, demo parodysiu, bet iš tikrųjų nusprendžiu, kad nerodysiu, nes aš negaliu rodyti savo kompanijos produktų, nes ten yra klientai ir aš su jais nesusitarsiu, ir tiksliau nenoriu mėginti tartis. Tai aš ir galvoju, parodysiu kas yra internete, lietuviškam internete, bet tada irgi nusprendžiu, kad gal nerodysiu, nes gal labai gražu. Tai paėmiau screenshotą iš prieš 5 dienos birželio, šiandien prieš savaitę. Tai, žodžiu, Subaru, tai mes dabar visi labai Internet of Things, čia hypas, čia cool, mūsų tosteris dabar šnekasi su šaldytuvu, awesome. Problema ta, kad ten irgi būna tokių pačių bėdų ir čia va tas lauto turbūt momentas, netaimaut kukius, niekada. Tai jums sugeneravo, jūs susiloginat vieną, ten Subaru dabar naujausiai turi, aš nežinau, aš neturiu Subaru, bet jie dabar turi savo appsus, tai galima mobiliaką turėti savo appsą Subaru, spausti, pavyzdžiui, užsivesti galima mašiną, ar šias išjungti, maždaug taip. Tai vienintelis dalykas, ko ten reikia, tai yra įsiloginti, susivesti mašinos, nežinau, viną turbūt, ir jūs turite sesiją ir viskas. Ir tada galima radiją išjungti, conditioną išjungti, ir panašiai. Tai va, tas pat apie TBD ir ten buvo, čia toks vyrukas aprašė, kad ten jis tai rado, ten bla, parašė ten Subaru, kad ačiū labai ištaisė. Tai va, tai kitaip tariant, čia nėra kažkokios tokios bėdos, kur nutinka tik tai penktokams, kurie daro savo saitą per informatikos pamoką. Tai ties nutinka ir šiaip didelėse kompanijose, Subaru tai viskai netyšnikai, jie ten gal outsourcina kažką, gal ten svetims sudėnamas outsourcina, dar nežinau. Tai va, bet esmė tokia, kad taip irgi nutinka ir tai gan paplitę iš tikrųjų. Jeigu atkreipsiu dėmesį, tai gan nemažai. Tai va, tai čia iš tikrųjų čia ir yra viskas, tai ačiū jums labai.